Dabar pasitvirtino tai, apie ką aš kalbu jau 3 metai turbūt. Ar mes socdemus rinksim, ar mes konservatorius rinksim, bus vienas ir tas pats. Nes buvo priimtas šitas absoliučiai neparuoštas projektas. Aš taip ir nemačiau tų atsakymų į klausimus, kur uždavinėjo Ignas Vėgėlė, Rimas Jankūnas. Niekas nedavė atsakymų į tos klausimus, buvo demagogija varoma. Ir šiandien už vienbalsiai prabalsavo 4 frakcijos. Socdemai, konservatoriai, skverneliniai buvę vardan Lietuvos ir liberalai. Viskas. Tai viskas, ką mums reikia žinoti apie šios sudėties Seimą. Ta pati šikna, skirtingi žandai. Ką mes visą laiką ir sakom, jo. Čia truputį yra kitas dalykas, aš sakyčiau, čia yra ne tai, kad čia yra tiesiog vertybinis klausimas. Čia klausimas, kur negali būti kito balsavimo ir ne socialdemokratai, kad yra tie patys konservatoriai ir konservatoriai tie patys socialdemokratai. Čiagi yra poligono klausimas. Čia ne ideologija socialdemokratinė ar konservatyvi ideologija susipriešino, kaip pasakyti, ar liberali su neliberalia ideologija. Čia, nors aišku, pas mus, jei kalbam apie partijas, apie kažkokias ten jų ideologijas kalbėti iš viso nėra prasmės, nes iš konservatorių patys liberališkiausi liberalai turbūt yra kokie tik tai gali būti, neskaitant kelių ten pavardžių tarp konservatorių, kurie dar bando išlaikyti tas kažkokias konservatyves mintis, kalbant apie šeimą, apie santuoką. Tai šitas balsavimas rodo, kad apskritai mūsų supratimas politikų apie nacionalinį saugumą, apie grėsmės mūsų nacionaliniam saugumui, jis yra iškreiptas ir aš nežinau, jie čia paveikti yra ar tos dezinformacijos ir propagandos, kurie jie patys transliuoja. Ir nuo to perteklinio transliavimo jie patys jau įtikėjo, kad taip ir yra. Ar jų tikrai nuoširdžiai yra tokie įsitikinimai apie tai, kad yra už sienos priešas ir šitas poligonas. Aišku, galbūt Gintaras turbūt sakysi, kad čia yra finansinis klausimas, labai stipriai turbūt sužaidė, bet aš manau, kad ne, čia labiau ne finansinis, čia labiau. Sutinki, kad Audrius Butkevičius geriau už mus visus išmano šitas temas, net ir dabar dar. Jisai atvirai sako į eterį, kad tai yra verslo projektas ir aš jam 125% pritariu. Tai yra visiškas verslo projektas, nes motyvų niekas man nepateikė. Niekas man motyvų jokių nepateikė, kodėl būtent toj vietoj, kodėl būtent toks. Tai ten, žinai, kalbos apie tai, kad dabar mes turėsim kažkokių ginklų, kurie niekur kitur netilp šaudyt. Okei, tai kažkam gal ir tinka, man tokia argumentacija tikrai netinka, nes buvo gausybė variantų išplėsti esančius poligonus, kurie ir taip jau gamta yra sugadinta. Mes nuosekliai naikinam savo valstybę ir tas yra akivaizdu, nes aš visai nesenai pamenu, čia irgi uždainuota daina, kai pavyzdžiui buvo daromas kitur poligonas ir visi tie kurtiniai buvo nutransliuoti į būtent ten, iš kur dabar jos vėl bando iškrapštyti. Tai čia daug kalba apie mūsų valstybės viziją, apie mūsų valstybės strategiją ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nežinau, man tai šiaip liūdna iš tikrųjų dėl šitų dalykų, man čia 100% yra verslo projektas ir apie kažkokias vertybės čia tai, čia tiesiog nėra ką kalbėti. Nes, reikia tikrai fantazijos nemažai turėti, kad sugalvot, kur išleisti 5 milijardus pinigų. Ir kitas dalykas, tai tada, Alvi, tu gerai išmanai konstituciją, ne? Tai tu man paaiškink tada valstybės, kaip čia pasakyti, sąrangą, paprastai įstatymai kaip gimsta valstybei. Idealiu atveju tai turėtų būti ateit poreikis iš žmonių. Žmonėms to reikia, ne? Tada žmonės per savo išrinktus Seimo narius nutransliuoja šitą informaciją į Seimą, ten paruošiami yra įstatymų projektai, suderinami su visais ir tada gimsta sprendimas, kuris virsta įstatymu. Dabargi kaip atsitiko šiuo atveju? Nei iš šio, valstybės gynimo taryba 25 berods gruodžio sugalvojo
darom. Ir prasidėjo vajus apie tai. Tai vyriausybė vyriausybė po to buvo pajungta ir Seimas, kuris turi leisti įstatymus, buvo paskutinė instancija, kuri šiandien uždėjo riebų tašką ant šito. Tai čia kaip čia, viskas tvarkoj? Taip, viskas tvarkoja. Man tai labai netvarkoj. Teisėkūros procesas, jis nėra toksai, kaip čia pasakyti, vienaplanis. Iniciatyvos, įstatymų leidybos iniciatyvos teisė priklauso ir prezidentui, jinai priklauso ir vyriausybei. O valstybės gynimo taryba? Ten buvo valstybės gynimo tarybos sprendimas. Ne, jis buvo, tai ir čia reikia sutikti, mes turim, kaip pasakyti, tiksliai vartoti savokas, valstybės gynimo taryba, jinai pateikė rekomendaciją, kurios galėjo Seimas nepriimti. Jis galėjo ją neatsižvelgti, nėra niekur nustatyta, kad valstybės gynimo tarybos priimti sprendimai yra privalomi ar vyriausybė, ar Seimui. Alvė, atsiprašau, norite pataisyti iš karto. Aš kalbu ne apie tai, kaip galėjo būti, o apie taip, kaip būtent šita tąsa vyko visa. Tu pažiūrėk, kokią propagandinę akciją prasidėjo paramos šitam projektui. Ar tu matei bent per visas kadencijas, išskyrus turbūt SNG terminalą tą, SNG. Nors vieną, kuri būtų lydėjus tokia psichozė propagandinė. Nu tai taip, tai aš to nesiginčiu, aš to neneigiu. Aš tik tai, Gintarai, tu klausi, sakai, kaip įstatymų leidyba, kaip vyksta procesas. Aš kalbu konkrečiai apie šį atvejį, kaip čia buvo. Sakau, kai išėjo Matulionis ir pasakė, jūs čia darykit, ką nori, dar gruodžio mėnesį, šitas poligonas bus. Tai Matulionis pasakė, kad valstybės gynimo taryba kitokio sprendimo nepriims. Jisai šitą pasakė. Mes jau nusprendėm, antrą kartą to paties klausimo nebesvarstysim. Valstybės gynimo taryba laikosi tos nuomonės, kad poligonas turi būti kapčiamiestyje. Tai, bet aš dar kartą sakau, kad šitos gynimo tarybos sprendimas jis nėra privalomas vyriausybėje ir Seimui. Tik tai tiek, kad vėlgi, kas sudaro tą valstybės gynimo tarybą. Taip pat prezidento ten yra Seimo pirmininkas, ten yra vyriausybės ministras pirmininkas, ir ten yra, jeigu neklystu, kariuomenės vadas. Ir krašto apsaugos ministras. Ir prezidentas. Ir prezidentas, žinoma. Tai kadangi yra Seimo pirmininkas, yra ministras pirmininkas toj valstybės gynimo taryboje, čia akivaizdu, kad buvo, kaip pasakyti, nežinau, kodėl buvo tas valstybės gynimo taryba kaip skydas, kad čia jinai inicijuoja, kaip pasakyti, pasakė savo nuomonę, bet formaliai jo sprendimo galėjo Seimas nesvarstyti, įstatymo projekto vyriausybė galėjo neruošti. Įstatymo projektą ruošia ne valstybės gynimo taryba, vyriausybė, kuri turi teisę inicijuoti įstatymus. Mes, piliečiai, taip pat galime inicijuoti, yra specialus įstatymas, piliečių, reiškia, teisė inicijuoti įstatymo projektus, surenkam 50 000 parašų, nešam, registruojam Seime ir tas įstatymas privalo būti svarstomas. Nereiškia, kad jis turi būti priimtas, bet jį privalo Seimas svarstyti. Tai buvo čia bandymas tuos parašus rinkti dėl nekilnojamo turto mokesčio rinko, kas tenai, palaukit, pamiršau jau. Nesvarbu, neminėsim gerų pavardžių. Tai, bet kiek žinau, nesurinko tų parašų lygtai, bet taip. O šiaip, kai Seimo nariai ruošia įstatymo projektus, tai irgi reikia sakyti, kad čia tokiu atveju, kas yra Seimo narys, yra tautos atstovas. Tai reiškia, tauta inicijuoja įstatymo projekto parengimą ir jo priėmimą, kai Seimo narys jį pateikia, ar Seimo narių grupė. Tai tiek tos teorijos iš konstitucijos ir teisėkūros pagrindų įstatymų. Tai žiūrėkit dabar, argi gali būti geresnis politinis stogas negu valstybės gynybos taryba, kur yra visa politinė grietinėlė. Išvardinom visus, prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas ir kai dabar yra būtent ta skaudi tema tokia, visas tas saugumas, karyba ir visi kiti reikalai, jie labai strategiją teisingą pasiėmė, kad iš pradžių tas stogas numeta mintį, o paskui visa žiniasklaida ir visi, kas reikia, būtent šitą idėją propaguoja. Ir kaip jinai buvo laikiai ištesta, ir kad ir buvo vienas ten didžiulis protestas, paskui vis mažiau,
nes žiniasklaida visus lesa, kad va, čia visi, kas yra prieš, yra valstybės priešai, kurie visiškai nesupranta, kas vyksta. Nu ir reikia pripažinti, kad didžioji dalis žmonių, nu tikrai nesigaudo tuose dalykuose. Jiems atrodo, kad va, valdžia sako, išrinkto ir pati aukščiausia valdžia sako, kad reikia, reiškia reikia. Nu tai ką dabar darysi? Svarbu, kad pensijų nesumažintų. Tai kaip ir mūsų anonse parašyta, ar taip mums ir reikia, tai ko gero taip ir reikia. Nes nu, per šitiek metų niekaip nesugebam susiorganizuoti, kad va, turėti kažkokią platformą, kad susirinkti va, tą 50 000 parašų. Labai greitai tą galima padaryti, kad tą būtent įstatymo iniciatyvą leidimo padaryti. Tai, nu, reiškia, mes patys nesugebam organizuotis. Būtent. Mes kaip Tai čia niekas kitas nekaltas, už mus niekas nieko nepadarė. Tai mes sakėm, kad keičiame tą jų pasaulį, bet mes savo pasaulio nekuriam. Tai mes jiems nieko neprieš pastatom, mes kažkokių priemonių jiems nepaduodam, suprantat, vat, kad būtų ta atsvara tam jų pasauliui, kur dėl to ir jie ir priekyje yra, dėl to čia nereikia, tik ant savęs galim pykti. O tu, Viktorai, labai teisingai, man atrodo, pastebėjai tą. Išėjo pirma idėja iš valstybės gynimo tarybos. Tai suprantat, visuomeniai, kad būtų iš karto uždėtas toksai, visuomeniai, čia ne tai, kad vyriausybė ir Seimui toksai grūzas, atsiprašau už tą gražų anglišką žodį, bet kad visuomeniai uždėti tą tokį bloką iš karto, kad spaudimą, kad čia yra dėl gynimo valstybės šitas reikalas yra reikalingas, kad būtų palaikymas visuomenės. Žiūrėkit, aš jums dabar paskaitysiu citatą, žadėjau, kad nebus. Bus. Būtent, kaip šitas sprendimas pirmą kartą 15 gruodžio buvo pristatytas Lietuvai. Matulionis. Priimtas sprendimas dėl pritarimo. Brigados dydžio mokymams skirto Kapčiamiesčio poligono steigimui Lazdijų savivaldybėje. Lietuvos kariuomenės vertinimu karinių ir Lietuvos saugumo užtikrinimo požiūrių pasirinkta teritorija yra pati tinkamiausia vieta. Viskas. Priimtas sprendimas, dar kartą kartoju. Tai mes čia apie jokias valstybės ten konstitucijas net nekalbėkim. Jie priėmė sprendimą, kurį visi paskui ėję turėjo tik tai, kaip čia pasakyti, materializuoti. Dar kartą, Gintarai, sakau, jis neprivalomas yra pagal konstituciją, pagal įstatymus. Visada į valstybės gynimo tarybą jinai priima sprendimus, bet yra sprendimai, kurie privalo būti vykdomi, yra sprendimai, kurie, ar bet kuri kita institucija, kurie neprivalo būti vykdomi. Čia, kad nebus vykdomas, tai čia net kalbos nebuvo. Aišku, kad buvo iš anksto sutarta, kad jis bus vykdomas. Čia tik tai ta graži tokia buvo įvyniota į tą popieriuką. Valstybės gynimo taryba, reikia ginti valstybę. Kariuomenė čia išnagrinėjo, kas geriau negu kariuomenė žino, kokia ta teritorija tinka, iš karto žmonėms sakys, o kas geriau negu kariuomenė gali atsakyti, kaip ginsimės valstybę ir kuri teritorija tinka, aišku. Viskas, specialistai, ekspertai, dabargi, žiūrėkit, kiekvienas straipsnis, kiekviena eilutė yra, kas antras žodis yra ekspertas. Viskas, ką mums sako visuomeniai, visur yra ekspertai. Lenkijos ekspertas, Lenkijos pietvakarių regiono ekspertas, ten Baltarusijos ekspertas, Minsko ekspertas, Minsko ten kažkokios seniūnijos ekspertas. Visur ekspertai yra savo srities. Gerai, dar vieną citatą. Kai prasidėjo tie neramumai visi dėl to Kapčiamiesčio, po mėnesio, tai yra sausio 16 dieną, tas pats Matulionis. Kapčiamiesčio bendruomeniai vylintis, kad sprendimą dėl poligono dar galima pakeisti, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad dėl jo jau nuspręsta valstybės gynimo taryboje, o poligonas šioje vietoje turėtų atsirasti iki 30 metų. Dabar citata. Yra priimtas politinis sprendimas ir jis bus įformintas atskirų įstatymų, nes tikrai laiko turime nedaug. Tai va čia, Elvyra, tai, ką aš norėjau pasakyti, aš gal neaiškiai įsireiškiau. Jisai jau prieš 3 mėnesius, prieš 3 mėnesius, pasako, kad bus įstatymas. Aš į tą norėjau atkreipti dėmesį, iš kur jisai žino, kad jis bus priimtas, šitas įstatymas. Ir tu pažiūrėk, kaip rankas laužė tiem, kurie nebalsavo už.
Tai va, kad rankas laužė tiem, kurie nebalsavo už, tai čia yra grinai toks parodomasis, nes tųgi balsų visai nereikėjo, kad jie būtų balsuota už. Čia, žinai, Tai jiems virš 100 balsuoja ir kitas už. dalykas, Alvi, šita mūsų valstybė ir šita valdžia, ne valstybė, valdžia, daro viską, kad pas mus prasidėtų neramumai ir karas galbūt net. Jie viską daro, kas tik įmanoma. Ir čia jie mus dabar nori įtikinti, kad jie rūpinasi mūsų saugumu. Nu, nejuokinkit žvoverių, blemba. Tai yra, Nejuokinam, aš čia net nesiruošiu nei vieno juokinti, nei vienos voverės. pas mūsų kai kas Ne tokia misija, kad voverės juokintų. komentuoja kai kas, kad tas poligonas taip ir neatsiras, bet svarbiausia iškirs Medžius iškirs, dar babutėm. kažką. Nes yra nemaža Ir tikimybė, kad iki to laiko išsisavins. amerikiečiai išvažiuos iš Lietuvos su savo kariuomenė. O, Ir tas tai gali atsitikti dar 27 poligonų. Dar reikės 3 poligonų. Nes vokiečių kariuomenė auks, neturės kur treniruotis, tai pas mus atvažiuos. Mes visi eisim, visi moteris, vaikai, vyrai, visi bus šauktiniai ir tada eisim į tos poligonus su dujokaukėm ir varys. Tai va, nežinau, ką čia dar pridėti. Na tai.